bandau eiti prie to Elnio, kur vakar žiūrėjau į tą pačią biržę, kur bokštelis yra. Rytas atrodo neblogas, plus 11 giedra, lengvas vėjukas, jau girdis pirmi balsai rajuojantis. Tai pasižiūrėsim, kaip šiandien seksis. Na ką, rytas buvo nuostabus, kupinas įspūdžių, pagautas nuostabus trofėjas. Aš jau nebeturėjau jėgų padaryti įrašą, bet šauniai pavyko ir įsitraukti, nors tokia vienuolinė užlipo, labai gražus trofėjas, man patiko, taip kad viskas labai greitai operatyviai sutvarkyta. Šiandien nusprendžiau duoti poilsio tam miškui, važiuoju į kitą, patikrint žvalgybą, pasižiūrėti, kas kitam miškelį dedasi, tai pasižiūrėsim, ar čia yra kažkokios gyvybės, nėra. Rezultatus sužinosim vėliau. Kągi, šitas vakaras buvo visiškai tuščias. Mačiau gal tik 3 stirnytės ir ties su termovizorium toli ant lauko, tai visiškai tuščia, jokio garso, jokio veiksmo, nieko čia nevyksta. Tai šis vakaras toks.